teritorijų formavimasis irgi svarbus fragmentacijos aspektas, todėl kad atsiranda teritorinių pretenzijų tarp pačių naujųjų valstybių. Santykiai buvo nepaprastai priešiški. Atsiradusių konfliktų teritorijų nesugebama išspręsti. Mums reikėjo uosto, buvo tai atvirai deklaruojama, jeigu Palanga būtų atitekus Latviam, praktiškai ir Šventosios ir Palangos nebūtų buvę. Baltijos šalys minimos kaip tinkamiausias taškas, kur ateis Rusijos revoliucija. Jos nebuvo labai sveikinamos tos naujos valstybės. Jos komplikavo daugelį dalykų. Jis jas vadina mažosiom, netgi Lenkija mažosiom valstybėm, bet čia ne geografinė prasme. Galbūt mums tas mažumas ir buvo lengvinanti aplinkybė. Tai yra pasiekimai pasiekti vis dėlto duoda tą pasididžiavimą, teisėtą pasididžiavimą. Požiūris iš šalies į save visada yra naudingas. Sveiki bičiuliai, čia Nacionalinės bibliotekos tinklalaidė Knygų akordai. Šiandien pasikalbėsime apie Klauso Richterio knygą Fragmentacija Vidurio rytų Europoje. Lenkija ir Baltijos šalis 1915–1920 metais. Šią knygą išleido Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. Tai knyga apie laiką, kai mūsų kraštas formavosi iš naujo, tarp imperijų griūties, naujų valstybių kūrimosi, konfliktų ir ambicijų. Šios tinklalaidės svečias profesorius Alfonsas Eidintas. Sveiki, profesoriau. Labas. Jis yra istorikas, diplomatas, rašytojas, dabar ir mano kolega Nacionalinėje bibliotekoje. Leidėjai sako, kad fragmentacija yra viena reikšmingiausių pastarųjų metų knygų, padedančių iš naujo pažvelgti mūsų regiono istoriją. Ar sutinkate su tokiu drąsiu teiginiu? Sutikčiau, todėl kad vis dėlto tokio regioninio požiūrio į procesus, į reiškinius, kurie vyko mūsų šalyje ir kaiminėse valstybėse. Tai visų pirma nėra dažnos tokios studijos. Daugiausia ir kaip pabrėžė pats Richteris, istorikai analizuoja savo tautinių valstybių, nacionalinių valstybių iš vidaus. Ir tas yra irgi labai svarbu. Mes kurį laiką pirmavom savo vidinių procesų apžvalgose. Ta pabrėžia kanadiečių estų kilmės istorikas Kasekampas Baltijos valstybių istorijai, kad vidaus istoriją buvo parašę tik lietuviai. Čia jis turėjo galvoj mano ir Vytauto Žalio knygą Lietuva. Apie Lietuvą 1940 metais. Ir anglų kalba jinai išėjo Niujorke, jau senokai, 97 metais. Vėliau dar buvo keli leidimai. O regioninė yra dar retesnės studijos. Tai, ką mes su ypatingu malonumu skaitėm, tai Timothy Snyderio tokias dvi monografijas, būtent apie tą LDK istoriją, būtent rekonstrukciją, kokią davė tą LDK didžiulė teritorija ir valstybė dabarčiai. Ir antras jo darbas, tai daug skirtas holokaustui, Kruvinos žemės. Tai irgi toks regioninis palyginimas, kodėl vis dėlto čia viskas vyko taip arba kitaip. Tai ta prasme sutikčiau su tokiu vertinimu. Taip. Richteris vartoja savoką fragmentacija, kuri yra ir titulinis knygos pavadinimo žodis.
Kitaip tariant, tai tarsi mūsų regionas po imperijų griūties būtų tapęs mozaiką, kurią sunku suklijuoti. Ir savotiškai tai ir yra pagrindinis knygos naratyvas. Kaip jūs suprantate jo vartojamą fragmentacijos idėją, kur su ją sutinkate, kur prieštaraujate? Čia, žinoma, požiūris, jis yra šiaip jau vokiečių istorikas. Ir vietom man apimdavo toks jausmas, kad vis dėlto žiūrima iš tam tikrų Vokietijos pozicijų. Ir ta prasme iš didžiųjų valstybių pozicijos į šitą problemą. Todėl, kad fragmentacija, jinai sukomplikavo tų didžiųjų valstybių politiką ta prasme, kad kurį laiką jie, kadangi Richteris pradeda nuo Pirmo pasaulinio karo pradžios ir kada Vokietija okupuoja daugumą šitų teritorijų, visą Lietuvą pirmiausia, paskui dalį Latvijos, dalį Estijos. Ir kada atsiranda tos naujos valstybės arba senos naujos valstybės, jeigu Lietuvos valstybingumą imsim Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpį kaip po pirmąjį, tai tada atkurtai vasario 16-osios nutarimo, Lietuvos tarybos nutarimo pagrindu. Fragmentacija ta buvo, žinoma, reiškinys nepageidaujamas ir man va čia, kas patiko Richterio darbe, kad jisai ypatingai pabrėžia, kad jos nebuvo labai sveikinamos tos naujos valstybės. Jos komplikavo daugelį dalykų, kadangi atsirado, buvo iširimai ir jis žvelgia čia ir teritorijų pasidalinimas, ir titulinių tautų stiprėjimas, stengimas stiprinti titulinę tautą ir konstruoti apie ją tas naujasias valstybės, apie jas ir ūkiniai ekonominiai santykių, prekybos kelių suirimas tradicinių, upių geležinkelių sutraukimai ir atsiradusios naujos problemos tarp tų pačių valstybių naujų. Tai čia buvo labai toks įdomus tas požiūris yra. O faktiškai tos naujosios valstybės, tautos, kurios pasiskelbė, kurios jau pasiskelbė pasaulyje esančiam tautom ir tvirtino principą, kad tauta turi sudaryti savo valstybę, kas ir pavyko, pripažįsta Richteris, kad šitas pavyko ir 990 metais buvo Lietuvai lengviau atkurti. Tai tas neigiamas požiūris tų senųjų arba imperinių valstybių į naujasias. Jis čia vadina mažosiom valstybėm. Ir jas įvairiai vadino, bet visur yra tokia neigiamas toks truputį požiūris. Aš irgi tą pastebėjau ir man iš tikrųjų tokį, sakysim, iš pradžių, kaip skaitytojai mėgėjai paliko tokį įspūdį, toks lyg ir mūsų istorijos, ne tai kad nuvertinimas, bet mes į tą laikotarpį žiūrime, sakysim, romantiškai. Tai yra mūsų valstybingumas. Iš pergalės pozicijos. Taip. Ir tas mūsų valstybingumas atrodo mums svarbus ir reikšmingas, o čia iš paukščio skrydžio ta situacija šiek tiek plačiau pateikta. Kita vertus, skaitant knygą, labai akivaizdu ir aišku pasidaro, koks tai sudėtingas buvo laikotarpis. Ir kaip tame laikotarpyje susitvarkė mūsų valstybės vyrai, vadinkim, tie, kurie tuo metu buvo prie vairo, su visais tais iššūkiais ir su visom regiono problemom. Nes daugelį kartų nuskamba žodis naujo karo pranašai įvairiose situacijose, socialinėse, ekonominėse. Europai darosi patrauklus revizionistų argumentai, bręsta etniniai konfliktai ir taip toliau. Kaip Jūs manote, kiek tuo metu žmonės, kurie buvo mūsų valstybės kūrėjai, jautė šitas tendencijas, kad šiek tiek yra skeptiškai vertinami kitų tautų, didžiųjų vadinkim tautų. Kai kur net tiesiai knygoje užsimenama, kad iš esmės tai buvo
Rusijos, Vokietijos ir Antantės valstybių reikalas, kad griūvant imperijoms susidarytų toks, iš tų tautinių, titulinių valstybių toks kaip savotiškas pleištas. Be abejo, čia yra požiūris toks regioninis, atsiranda naujas reiškinys, kuris jį nori išanalizuoti. Be abejo, iš karto kliūva būtent tie nacionaliniai momentai, man skaitant iš karto kliūva, kadangi visų sulyginti tu negali. Padėtis buvo labai skirtingos. Netgi, sakykime, elementarę paimkim tą knygos dalį, kuri galbūt yra tokia silpnesnė, žemės reforma. Žemės reforma tose šalyse. Tai prieš ką jinai vykdoma? Lietuvoje prieš lenkakalbius dvarininkus, Latvijoje ir Estijoje prieš vokiečių baronus. Radikalumas iš karto. Lietuvoje dar susiskaldimas. Smetona ir tautininkai, jie nenori skaldyti tų didelių dvarų, aiškindami, kad čia bus bėda. Antra, juos reikia konfiskuoti. Tai tu pažeidi nuosavybės teisę. Privačios nuosavybės teisė, kas kapitalizme yra nuodėmė. Ir taip toliau. Bet tuo pačiu atrodo, skaitant tas vietas, kad tai neišvengiama, kuriant tautinę valstybę tokiu pagrindu, kai yra kažkokia tai viena titulinė tauta, tokį terminą naudoja Richteris. Taip, tai čia viskas... Lyg ir pateisinama savotiškai. Viskas ir buvo dėl to daroma. Šiaip jau šitų valstybių naujų, jis jas vadina mažosiom, netgi Lenkija mažosiom valstybėm, bet čia ne geografinė prasme. Dėl to, kad jos naujos ir jos, kaip sakyti, dar neįvykusios, jos tik klostosi. Ir atsakant į pirmąją klausimo dalį, tai juk daugybė šitų valstybių, netgi po valstybinių perversmų atvedusių į valdžią autoritarinius režimus, jų tikslas buvo būtent stiprinti tą tautos vienybę ir kas jam užkliuvo ir ką aš irgi taip įsidėmėjau, kad norėdamas pastebėti, skaitant, kad atkreipdėmėsi, kad kai kada tos titulinės tautos savo padėtį artino prie tautinių mažumų padėties. Ir čia jau buvęs pavyzdys. Dauguma žemvaldžių Lietuvoje Lenkų kultūros ir kalbos žmonės ir besiorientavę daugumoje į Lenkiją, jų vaikai ėjo tarnauti į Lenkijos legionus, ne į Lietuvos kariuomenę, daugumos, nors dalis ir pritarė tos valstybės įkūrimui. Ir, sakykime, tas lyginimasis ir įgavimas ekonomikoje to trečiojo luomo, prekybininkų luomo kūrimas. Ir Lietuvoje, ir Latvijoje, ir Estijoje. Lietuvoje, aišku, prekybininkų luomas ir pirkliai, daugumoje prekybininkai yra žydai. Tai yra ta vidurinė klasė, kurį laiką ir užima vidurinės klasės poziciją. Ta naujoji buržuazija, taip vadinama, finansinė ir prekybinė. Lietuvių tikslas buvo išugdyti savo. Ir Lenkijoje tas pats, panašus dalykai. Tai čia yra toks paradoksas šitų valstybių ir tos fragmentacijos paradoksas, kad kuriami savi nauji luomai, kurių nebuvo. Arba kurie buvo labai nepaprastai stipri. Ir Richteris čia, kai skaitys jau mūsų skaitytojai, tai atkreipė dėmesį, kaip negatyviai reagavo į kooperacijos judėjimą Baltijos valstybėse, vokiečių pramonininkai ir prekybininkai, todėl kad jie matė, kad kūrėsi naujasis sluoksnis, Lenkijoje taip pat. Tai čia ir čia dar tas toks negatyvas, kadangi tos valstybės daugumoj buvo suprantamos kaip naujas toks ir vargu ar bei įsitvirtinsiantis Europoje reiškinys, tai žiūrėkit, kaip jas vadina. Kaip jas vadina? Randstaaten, vokiškai pakraščių valstybės, limitrofai, limituojantis, tai jau bolševikų terminas,
laikinos valstybės arba netgi popierinės valstybės. Ir čia buvo dalis tiesos, todėl kad tas idealizmas, kurį paminėjau pradžiai, kadangi kūrėsi kaip jis pagimdė truputį pradžiai, tas labai jautės, kad kūrimosi pradžioje iš tų valstybių, kadangi mes kalbam apie laikotarpį iki 29 faktiškai tyrimas vyksta, tai juk jos gimė iš romantizmo idėjų, iš idealizmo, tautinio idealizmo, besikūrenčio. Ir kada jie vaizduotėje pirmą susikūrė tą valstybę, kad Lietuva turėjo savo karalius, kad Lietuva gal turėjo savo karalių, pastangos tam irgi buvo ir panašiai, ir kad čia viskas klostysis automatiškai. Deja, taip ne. Ir ką mes matom, kokį jis atskleidžia įdomu, neatskleidžia, bet paryškina ypatingai vis dėlto. Būtent valstybės dalyvavimą ekonomikoje. Ir aš čia truputį norėčiau sustoti. Nepaminimas vienas momentas, kodėl ta valstybė kišasi į didelių korporacijų kūrimą, kodėl kūrė lietūkį. Ir netgi savotiškai terminas ten etatizmas, man atrodo. Etatizmas, taip, etatizmas. Reiškia valstybinės valdžios dalis. Ir buvo toks mūsų 4-kart premjeras Ernestas Galvanauskas ir rašė, jūs manot, kad mes norėjom kišti valstybės kapitalus į tos privačius bankus, kompanijas, kurios buvo reikalingos, todėl, kad nebuvo iš kur pasiskolinti finansų. Čia labai mažai yra apie tai, kad šitos valstybės nebuvo prileistos prie pasaulinės finansinės rinkos. Jos negalėjo gauti lengvatiniam sąlygom paskolų. Krizė už tai atsiliepė skaudžiai visuose, pasaulinė ekonominė 28-29 metų krizė. Buvo problema ir Lietuvai gavosi dviguba problema, šiek tiek tas kliudė ir Lenkija. Kodėl Klaipėdos ekonomika taip sunkiai susiliejo ar nesusiliejo tiksliau su likusios Lietuvos ekonomika? Todėl, kad Lietuvos ekonomikoje dominavo kompanijos su valstybės kapitalu. Klaipėdos krašte tai buvo privačios kompanijos. Visiškai kitoks pagrindas buvo ir čia dar vienas prieštaravimas, kur sakykime, Lietuva susidūrė ta prasme, integruodama čia savo vakarietišką teritoriją, kur gyveno lietuviai, tai yra mažąją Lietuvą, rytų Prūsijos dalį, Klaipėdos kraštą, kurį vėliau vadinom. Lenkija taip pat 3 skirtingas teritorijas iš 3 valstybių bandė suniveliuoti, suvienodinti, daryti bendrą lenkišką rinką ir tas irgi buvo prie fragmentacijos labai svarbių tokių naujų reiškinių, kurie neužkliuvo autorius nepraleido taip savo, kad jis bandė šitą aptarti ir išryškino vis dėlto ir konkrečiais pavyzdžiais. Čia jų yra gana nemažai. Taip, ir tie visi įvykiai knygoje, aš dabar pagalvojau, jie taip, net nežinau kokį čia žodį vieną parinkti, kažkaip dinamiškai plėtojasi tarytum sporto varžybos, nes visgi yra vienas regionas, bet yra skirtingų daug šalių. Ar jums tokio neatsirado kažkokio sportinio intereso skaitant, ar nepradėjote, pavyzdžiui, simpatizuoti kuriai nors vienai šaliai, ar kuriam nors regionui, nes jūs ir Klaipėdos kraštą paminėjot, lygiai taip pat yra tokių atvejų Lenkijoje, Gdansko istorija ir panašių. Nebuvo tų tokių momentų, ar išlaikėt kažkokį šaltą istoriko protą, ar buvo tų tokių sportinio intereso azarto, kaip aš pavadinu? Šiaip žinoma, stengiausi, jeigu toks ir kildavo, slopinti, kadangi, matot, to šalis gana skirtingos, bet kartu ir jų problemos panašios. Gerai, paimkim Sileziją Lenkijos sudėty, ar ta dalis, kuri buvo Austrijos imperijai, Austrijos ir Vengrijos imperijai, Lietuva, Klaipėdos kraštas, skirtingas nuo rytų Lietuvos, nepaprastai skirtingas. Kaip rašė, ten jis cituoja, kad čia buvo faktiškai pervažiuoja tą ribą buvusią ir jau Aziją.
Čia vakarų Europa, o čia Azija skiriasi. Kuršas skiriasi nuo Lietuvos, kaip diena ir naktis, kur vokiška, reiškia, dominavo vokiečių baronai ir miesteliai kitokie, ir keliai, ir smuklės, ir užkandinės visiškai kitokios negu Lietuvoje. Tai ta Rusijos, ta reiškia, buvusios Rusijos imperijos teritorijos, jos nepaprastai skiriasi ta infrastruktūriniu savo ir tokiu šiek tiek bendra kultūriniu, jeigu taip galima būtų sakyti, atsilikimu nuo šitų. Arba tas pats Latvija, Latgalija. Iš viso nelipo prie Latvijos kaip buvusi, reiškia, Lietuvos Lenkijos teritorija, kur dominavo jau, kur varžėsi stipriai katalikai ir gyventojų tautinė sudėtis buvo jau ne latvių naudai. Tai va tokių visi turėjo savo ypatumų. Antras dalykas, kai pasižiūri ir startinė pozicija, kaip lėmė ta geografinė padėtis, nors čia daugumoje jisai kalba daugiau tam dėmesio skiria, kada prasideda tos titulinės tautos stiprinimas. Lietuvos atveju beveik 200-300 tūkstančių žmonių, pabėgėlių ir tremtinių, kurios karo pradžioj rusai ištrėmė į Rusiją, ar išvežė ištisas gimnazijas. Čia beje, man buvo labai svarbus momentas, aš anksčiau kažkaip buvau tą praleidęs, tą klausimą, kad rusai atsitraukdami labai daug ten išsivežė į gilumą ir ten toks, labai įdomi ta dalis apie sugrįžimą, apie tvirtinimą, apskritai kaip ta demografija pasikeitė. Pavyzdžiui, tų tautinių mažumų vadinamų labai daug sumažėjo, netgi tų pačių žydų. Tai man toks tiesiog buvo, tokia migrantų situacija anuomet. Taip, jo, tai šiek tiek nutraukiau jūsų mintį. Jinai buvo svarbi, nes man naujiena buvo, kad vokiečiai leido lietuviam po Brest-Litovsko taikos jau masiškai grįžti į Lietuvą iš Rusijos. Aš šitai atkreipiau dėmesį, kad Lietuvos taryboje Aleksandras Stulginskis vadovavo, reiškia, tų tremtinių komisijai ir tremtinių gražinimo komisijai, ir jie labai aktyviai dirbo. Man užkliuvo, kadangi su protokolais daug dirbau, ruošiant jų publikavimą Lietuvos tarybos protokolais. Tai pasirodo buvo leista. Ir lietuviai va čia per savo įgaliotinius lietuvių komitetai, kiekvienam Rusijos mieste, kur tik lietuvių buvo lietuvių komitetai, iš tų komitetų vadovų atsiranda pirmieji Lietuvos konsulai. Pirmieji konsuliniai darbuotojai ir kai kurie iš jų tampa ir diplomatais, ir tampa diplomatiniais darbuotojais. Dalį iš jų ten iš Peterburgo Yčas ir Sleževičius išsiunčia į Skandinaviją atstovauti Lietuvos reikalus ir ten ir Savickis, ir Jonas Aukštuolis jau tampa tikrais diplomatais. Tai čia toks judėjimas, o žiūrėkit, Lietuvos tarybos yra protokoluose, man labai krito akis ir dar Berno konferencijoje lietuvių Šveicarijoje. Apie ką jie kalba? Apie ką jie kalba, tie Smetona atvažiavę, ten Valdemaras ir emigracijoje veikėjai, kad nepaprastai trūksta Lietuvoje Jablonskio. Kalbininko Jablonskio. Jau leidinius galim leisti, vokiečiai leidžia, mums reikia Jablonskio. Reiškia, daugybė tos inteligentijos ir reikalingų žmonių atsidūrė Rusijoje. Ir tas grįžimas tų 200-300 tūkstančių buvo nepaprastai svarbus Lietuvos titulinės nacijos stiprinimui. Ir administratoriai grįžta, juk pradeda dirbti jau steigiamajam Seime ten tokiais darbuotojais, dar žemą rango, ką mes matom. Stasį Lozoraitį, Voronežo gimnazijos auklėtinį ir panašiai, ir kitus, kurie ten Rusijoje mokės, baigė gimnaziją, reiškia, išvežtose gimnazijose, kur tautos žiedas vėliau tampa ir 4-10 jie jau užima vedančiuosius postus daug kur. Tai čia buvo labai svarbus. Dabar čia kita tauta, ką čia Richteris pabrėžia,
kad tos valstybės galėjo reguliuoti, ar tautinių mažumų atstovam visiems leisti grįžti, ar ne. Ir taip, pavyzdžiui, Latvija pribojo žydų grįžimą. Ir Latvijai žydų sumažėjo, nors prieš karą buvo žymiai daugiau negu po to, ką įsileido. Lietuvoje maždaug įsileido visus ir dar žymiai daugiau, dėl to, kad daug žydų vyko per Lietuvą tranzitu. Ir yra Rapolo Skipičio atsiminimai, jau čia kita literatūra, kad, žodžiu, mes nedarykim čia problemų. Jis buvo labai puolamas Seime, kad prileido žydų pilną Lietuvą, bet jis negalėjo išaiškinti, kad jų laukia jau bilietai ir kelionės toliau, kad jie planuoja išvykti į Vakarų Europą, į Jungtines Amerikos valstijas ir panašiai, kurie bėgo nuo bolševizmo Rusijoje. Tai čia buvo tokių reiškinių, bet vis dėlto ir žydų grįžimas buvo labai svarbus, kadangi grįžo tas elementas, kuris buvo labai svarbus Lietuvoje kuriant ir išlaikant žydų komercinių bankų tinklą, paskolos ir prekyba. Prekyba ir užsienio prekyba. Dabar pabandykim tokį šiek tiek ekskursą padaryti. Knygoje Richteris nekartą užsimena, kad panašus procesai šitam regione vyko subyrėjus Sovietų Sąjungai. Netgi kai kurie procesai, man atrodo, ten kalba netgi apie žemės grąžinimą, kad apie privatizavimą, kad reiškia tie modeliai buvo sukurti anuomet jau ir tiesiog šito laikotarpio iš naujo panaudoti. Tai jūs šituo jau naujuoju Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu buvote diplomatas, dirbote ir Jungtinėse valstijose ambasadoriumi ir Izraelyje. Ar galėtumėte jau su laiko perspektyva kažkais pasidalinti įžvalgom, kas galbūt buvo panašu į knygoje aprašomą laikotarpį? Tai yra skepticizmas šitų mažųjų, vadinkime, valstybių atžvilgių. Knygoje tiesiai ten rašoma apie tą laikotarpį. Tikriausiai tos valstybės ilgai netrauks ir panašiai. Galų gale visų tų ekonominių galių įvertinimas ir panašiai. Tai gal galėtumėt pasidalinti, su kuo susidūrėte, kaip sprendėte, kokių priemonių ieškojate tam, vadinkim, įvaizdžiui Lietuvos galbūt keisti tuo metu? Žinoma, čia jau klausimas toks praktinis. Mes faktiškai turbūt tos visos mūsų diplomatinės atstovybės visų pirma graibstė ir siuntė į Vilnių tas naujas idėjas ir patirtis ir žinias ir valstybės valdymų ir panašiai, kurią matė ten esant ir kurių matė, kad Lietuvoje dar arba nėra, arba neįdiegta, arba reikia įdiegti. Plačiaja prasme, tai panašumų buvo ir 90-ais ir 919-ais. Paimkim tą patį žemės grąžinimą. Taip, buvo nuostabu, vežioji kokį nors amerikietę ar anglą veži per Lietuvą, nerti laukai, pievos. 92-3 metai. Kolūkių nieks nieko nerė, dar neišsidalino žemės. Žemę dalino vėl ir kam dalino? Kaip 19, 21, 22 dalino tiem, kurie norėjo, kurie jos neturėjo, kadangi žemė buvo, kaip sakyti, ne tik, kad čia buvo pragyvenimo pagrindas. Ir ėmėsi to darbo ne visi mokėdami tai daryti. Mes dažnai pamirštam, kiek ūkių ir tiesiog nesugebėjo žmonės tvarkytis, arba neturėjo padargų, trūko visko, trūko finansų. Bet vis dėlto Lietuvos žemės ūkis jau 24 metais gamino daugiau negu prieš karą. Ir labai greit atsistatė. Lenkijos taip ir nepasiekė iki Pirmo pasaulinio karo lygio. Tai yra tokių skirtumų. Ir 90-ais tą žemę grąžina tiems visokiem inteligentam ir panašiai, kurių tėvai ar seneliai prarado tą žemę, jie ima, bet jie irgi nemoka ūkininkauti.
Jie nežino, ką daryti su ta žeme, kaip jin tampa perku, parduodu arba įkeičiu ir panašiai objektų. Tai tas labai stebino vakarietį, bet nepaisant tokių problemų, ir ką Klausas Richteris irgi vis dėlto pabrėžia, nepaisant tos fragmentacijos ir tų fragmentų stiprinimo iš vidaus dėka, Baltijos valstybės kaip mažos, vis dėlto sugebėjo su savo nauja ta administracija įvykdyti rinkos reformas, nebuvo vadovėlių, kaip čia pereit, privatizuoti, iš tų imperinės svarbos įmonių suskaldyti jas, privatizuoti ir kai kuriuose dalyse pradėti naujos produkcijos gamybą arba susijusios su senaja, ir jos gana efektyviai persitvarkė. Čia yra šitas jau išvadose, be ypatingų ten įrodymų, bet mes įrodymus turim savo. Ir iš tiesų tai buvo, galbūt mums tas mažumas ir buvo lengvinanti aplinkybė. Dar vienas dalykas, kur reikėtų pažymėti, kalbant apie fragmentaciją, kad pirmo nepriklausomybės dešimtmečio metu tos valstybės ne tik pasiuntė žinią apie save tą kartą, tie metai, bet ir 90 metais atkuriant jų nepriklausomybę, apie jas buvo daugiau žinoma negu apie kitas sąjunginės respublikas, kurios atsirado žymiai, kurios neturėjo būtent to laikotarpio, nepriklausomybės laikotarpio, ir kurios dabar jau buvo laikomos kaip laipteliu žemiau stovinčios, be tos tradicijos, kad ir sunki fragmentacija, reiškia, davė vis tiek naudos netgi po sovietiniam gyvenimui, įtvirtinant jų nepriklausomybę, kaip ir mūsų atveju. Jeigu imsim jau mūsų atveju, jūs klausėt apie diplomatiją, tai klausykit viskas, vis dėl to turim pripažinti, kad vienintelė mūsų tarnyba prieškarinė, Lietuvos diplomatinė tarnyba, egzilija, buvo perėmusi Lietuvos diplomatinės tarnybos funkcijas ir atstovavo tą valstybę, Lietuvos valstybės idėją ir Lietuvos valstybės viziją vakarų pasaulyje, kurios nepripažino Baltijos šalių okupacijos. Ir mes turėjom laimę susipažinti su tais žmonėm, kurie, sakykime, dirbo Lietuvos diplomatiniai tarnybo okupacijos metais, ir aš pats su malonumu prisimenu susitikimus su Stasiu Bačkiu, buvusiu po Stasio Lozoraičio Lietuvos diplomatinės tarnybos egzilija vadovo, su susitikimus ir jo paraginimus, reiškia, kaip ten Vašingtone reiktų darbuotis. Anisetą Simutį radom Niujorke, Lietuvos generalinį konsulą, paskirtą dar prieš Antrą pasaulinį karą ir panašiai. Tai tokie dalykai ir dalis dar ten kitų. Balicką dar rado gyvą mūsų žmonės nuvykę į Londoną. Ir vėliau keli paskyrimai iš išeivijos atstovų, kurie buvo įsilieję į diplomatinę tarnybą, Lozoraičiai, abu, Stasys jaunesnysis ir jo brolis, ir Ričardas Bačkis ir panašiai. Čia, kaip sakant, niekas nenuėjo veltui, ką reikėtų pabrėžti. Taip, galėtų būti šioks toks ir apibendrinimas, kad iš tikrųjų kad ir Lietuvos pasirinkimai knygoje nagrinėjimo laikotarpiu, jie tikrai turėjo, tai ką jūs ir paminėjot, vėlyvesnį atgarsį, rezultatus ir turbūt net
net nesinorėtų vertinti, kaip kai kurie mėgsta, vat kas būtų, jeigu būtų. Nu, kai kurie mėgsta, vat kas būtų, jeigu nebūtų įvykę ten antro pasaulinio karo, panašiai antros tos sovietinės okupacijos. Tai čia toks, sakysim, toks labai racionalus ir didesnį etapą kažkokį tai apimantis autoriaus tas požiūris. Bet ar mes patys, nežinau, nu, vat man kažkodėl tai skaitant, ką aš jau paminėjau, skaitant buvo, nu, vat, mūsiškiai kažkaip tai kitaip tą laikotarpį vertina, nu, labiau romantizuoja, jūs ir pats paminėjote. Nu, bet tai neišvengiamai, kadangi mes dažnai palyginam vieną kitą aspektą su kaimynais, kada rašom savo temos darbus apie Lietuvos vidaus reikalus, ar politinį procesą, ar ekonominę ir žemės reformą. Ir panašiai socialinius dalykus. Visos jos turėjo pliusų, jos turėjo minusų. Matot, kada tu pradedi nuo 18 metų rašyti apie Lietuvos kariuomenę, kai finansų ministras Martynas Yčas Lietuvos taryboje 12 vyrų ginkluotą apsaugą suorganizuoja ir tai jau kaip Lietuvos kariuomenė patenkintas, bet vokiečiai tuoj pat nuginkluoja Vilniui tą 12 vyrų, kurie turėjo saugot kasą Lietuvos tarybos ir panašiai. Ir kada tu matai už 20 metų, reiškia 38 matai ištreniruotos Lietuvos kavalerijos paradą, vieną paskutinių Europoje, arba Lietuvos aviacijos, netgi pramonės, tam tikrą Kauno aviacijos dirbtuvės ir gaminamus lėktuvus, kada matai Lietuvos kariuomenė jau gana neblogai paruošta, žinoma, kuri negalėjo viena apginti nuo didesnio agresoriaus teritorijos, bet sąjungoje su kuo nors būtų buvus labai stiprus flangas, sakykime, kovose. Tai yra pasiekimai pasiekti, vis dėlto duoda tą pasididžiavimą, teisėtą pasididžiavimą. Kadangi pradėta, ypač Lietuva, pradėjo faktiškai nuo nulio viską. Jeigu, netgi, mūsų universitetas, kaip jis įsteigė, Latvijoje, Rygoje, Taline buvo imperijos aukštosios mokyklos, nesvarbu, kad ten dėstė rusų kalba. Dalis profesorių liko. Jiem reikėjo tik tai šiek tiek pakreipti, gal turi. Jie labai greit atnaujino tų universitetų aukštųjų mokyklų veiklą, kaip jos, o kaip nelengvai Kaune įsiskį. Vilniaus netekom, Vilniaus universitetas turėjo būti atkurtas. Viskas persikėlė į Kauną, čia beveik iš naujo, nuo aukštųjų kursų, o be universiteto to aukštosios kultūros nesukursi. Reiškia, lietuvių kalba nuo viršaus iki apačios lietuvių kalbos neįvesi šiaip jau, neužauginęs ir neįsivūdęs inteligentijos. Tai čia tokie dalykai, jie be abejo, jie duoda pasididžiavimą ir mums tas labai svarbu žinoti. Galbūt jau, kadangi vis dėlto Richteris čia daug kur ir iš Mitelio Europos taško, iš vidurinės Europos kūrimo taško, kad vis dėlto tie mažiukai fragmentai turi dirbti Vokietijai, ką okupacijos metu jau vokiečiai planavo. Ir vėliau, kad jos turi būti vis tiek tokia link, yra ir cituoja ten vokiečių diplomatą, kad mes turim stiprinti Lietuvą, kadangi jinai mums reikalinga, priklausoma nuo Vokietijos, bet kuri neleidžia Lenkijai, reiškia, čia plėstis ir daryti įtaką ir panašiai, geopolitiniai interesai ir visa kita. Tai aš manau, kad tos valstybės suvaidino savo vaidmenį, jos gana nustebino, aš manau, bet žinoma, tas laikinumas daugelio Europos politikų, didžiųjų valstybių politikų galvose, vis dėlto jis matosi. Ir daugybė mano kolegų, rašantis darbus, ir Britai skaitė laikinų reiškinių tas valstybės, ir skandinavai. Numatė, čia neįmanoma jom išsilaikyti šitam areale, kur
kur jau sustiprėja ir, reiškia, labai nukentėjusios nuo Pirmo pasaulinio karo Sovietija ir Vokietija, kad čia bus blogai joms. Taip ir atsitiko. Taip, tai netgi kažkuriam puslapį yra tokia, pasirašiau kaip citata, kad Baltijos šalis minimos kaip tinkamiausias taškas, kur ateis Rusijos revoliucija. Čia iš tuometinės vakarų pozicijos, kad tuometiniai spaudoj ir politikų kalbose didžiųjų valstybių tai buvo atvirai kalbama, kad taip gali būti ir tik tai laiko klausimas, kada tai bus. Tai. O dar užsiminėt apie kaimyninės šalis. Vis tiek yra kažkokie skaudus tam laikotarpiai įvykiai Vilniaus krašto, reiškia okupacija, po to jau dabartiniais laikais tas naujas mezgimas santykių su Lenkija ir jisai šiai dienai turbūt labai svarbus yra. Tai apie tą perskaičius knygą apie perspektyvą dabartinių santykių su Lenkija, galit kažką tai pasakyti? Tai aš manau, kad mes pamoką tik turėjom tokią, kad labai gaila, kad kada jau Lietuvoje toks gal beveik kad sustiprėjo, sustiprėjo užteks. Toks noras sureguliuoti santykių su Lenkija, kaip turėti atasvarą Vokietijos, nacių Vokietijos ir Sovietų Sąjungos suartėjimui, staiga Lenkijos nebelieka. Reiškia, ir Lietuvai nebėra į ką remtis, nebėra, jin lieka taiklių pasakymų viena. Ir už tai toks likimas 40 metais, tas pats ir su Latvija ir Estija. Tai taip, mes visai beveik nepalėtėm teritorijų formavimas. Teritorijų formavimas irgi svarbus fragmentacijos aspektas, todėl kad atsiranda teritorinių pretenzijų tarp pačių naujųjų valstybių. Žiūrėkit, su Latvija mes sugebėjom sudaryti, nors ir bazavome gubernijų sieną, valstybinę sieną, pagrindas, bet buvo dėl Kuršo, dėl Palangos, dėl Šventosios buvo, dėl tam tikrų teritorijų šiauriniai Lietuvoje. Ir mūsų laikaisgi buvo dar atomazga prie Brazausko, kur galutinai, reiškia, dėl tam tikrų su Latvija čia jūrinė sienų. Siena jau. Bet dėl sausumos sienos, tai turėjom vis dėlto prašyti ekspertas, kad būtų tarptautinis arbitras, Simpsonas, britas, mokslininkas, kuris padėjo rasti kompromisą, išvairuoti. Ten daug visokių istorijų su tuo Kuršo gabalėliu, bet Lietuvai reikėjo išėjimo į jūrą. Latvija jį sutiko duoti. Jeigu Palanga būtų atitekus Latviam, praktiškai ir Šventosios ir Palangos nebūtų buvę. Klaipėda priklausė tuo metu dar niekam. Čia 21 metai, Lietuva prisijungė Klaipėda tik 23 pirmoji pusėje. Tai konfliktas su Lenkija, teritorijos formavimas, konfliktas su Lenkija dėl sostinės Vilniaus. Mums sostinė istorinė Vilnius, Lenkam lenkiškai kalbantis miestas, kurį jie jokių būdų nesutiko perleis Lietuvai, nei per jokius planus, nei per jokias darybas, neėjo į kompromisus ir net neužleisti jokios teritorijos. Vietoj to, kaip kompensacija ką nors, kad vėliau nustatyti bent jau diplomatinius santykius normalius. Santykiai buvo nepaprastai priešiški. Vat čia dar fragmentacijos viena tokia neigiama pusė, kad atsiradusių konfliktų teritorijų nesugebama išspręsti. Su Latvijais pavyko, bet žiūrėkit, kokia buvo įtampa ir Paryžiaus taikos konferencijoje tarp mūsų delegacijų, kai mūsų politikai prasižiuodavo, kad mums reikia uosto. Kadangi Vokietija okupavusi Lietuvą, tu negali prasižiuoti apie Klaipėdą, tai mūsiškiai pradėjo operuoti, kad reikia Liepojos uosto. Tada kilo įtampa su Latviais ir panašiai. Tai tokių atvejų mes turim Latvių estų, Valga. Taip. Arba Valka. Ir netgi, jeigu aš teisingai prisimenu, minimas toks atvejis, kad buvo svarstoma, kad mainais už Vilniaus atidavimą jau
Lenkijai oficialiai išspręstų Antantės valstybės Klaipėdos krašto prijungimą Lietuvai. Ten toj knygoje yra toks momentas, kad iki to, kol reiškia, kaip čia pasakyti, Lietuva jau savo supratimu ir jėgom tą klausimą sprendė, iki to toks buvo irgi pasvarstymas, kaip sureguliuoti, kaip jūs sakote. Faktiškai čia netgi ne pasvarstymas, bet buvo kartais ir tiesiai įkalama pasiunčiama žinia Lietuvos delegacijom darybinėm, kad tas buvo siejamas Vilniaus ir Klaipėdos klausimas. Jau Vilnius Lenkija užėmusi ir jin jau praktiškai aneksavusi, jau vidurinės Lietuvos nebėra ir čia pripažinimo klausimas, tik tai jūs gaunat Klaipėdą, į Lenkiją, kadangi atiteko Vilnius, jūs gaunat Klaipėdą. Tai tas nepaprastai trukdė Lietuvos diplomatam vesti darybas dviejų klausimų suplakimas. Tai buvo faktiškai buvo norima spręsti kaip atskirus klausimus. Tai vienas išsprendė tuo metu palankiai, kitas nepalankiai. Tai vat, čia yra svarbus momentas. Ir iš vis, kai kur to nebuvo, Latvija su Estais ten susitarė, bet buvo, aš buvau pradėjęs kalbėti apie geopolitinę padėtį. Anglų laivyno vaidmuo Estijos ir Latvijos pasiekiant Estiją ir Latviją nepriklausomybę, jie gavo pagalbą iš anglų karo laivų, kovojant su Landesveru, vokiečių ar bermontininkais, ir ginklų, ir param artilerija ir panašiai. Tai nepaisant žinoma, ir tai neišvengiama. Vis dėlto kiekvienas šalis, kiekviena tauta atėjo į tą savo padėtį, į fragmentaciją plačiaja prasme, o faktiškai į savo pačios teritorinio ir tautinio prado stiprinimą gana skirtingom aplinkybėm. Sakykime, kodėl, jeigu paimsim karinius duomenis, Estija pirmauja prieš karą sunkiųjų haubicų įsigijime ir sviedinių atsargom. Kame reikalas? Dar 18 metams jiem atiteko Rusijos imperijos kariniai sandėliai prie Talino. Jiem nereikėjo pirkti pabūklų, nei šovinių, jų buvo ten pilna. Mums tokia prabanga mes neturėjom ir panašiai. Tai tokių dalykų ir išskiriančių ir kartu palengvinančių tą kelią dėl geopolitinės padėties, dėl to, kad uostus turėjo. Mums reikėjo uosto, buvo tai atvirai deklaruojama, toks supratimas buvo, kad valstybė be uosto negali pragyventi, stiprindavo savo ekonomiką ir prekybą. Turi turėti uostą, jūrinį uostą. Jau Klaipėda buvo mūsų taikinys, kad nebūtų paskelbta laisvuoju miestu, kad Lietuva turėtų balsą Klaipėdos uoste ir kad galėtų projektuoti savo eksportą ir importą per Klaipėdą. Taip. Ir tuo pačiu tai buvo dar vienas vakarų skepticizmo momentas, kuris irgi pabrėžtas, nes jie skeptiškai žiūrėjo į tas netikras jūrinės valstybės, kurios iki to nebuvo, iki tos fragmentacijos, laikotarpio nebuvo, neturėjo tų tradicijų. Bet kaip matome su laiku, turbūt viskas, tas pagrindas, kuris buvo padėtas, kažkaip tai turbūt išsisprendė ir tas skepsis dingo. Šiaip, kai kurie sumanimai buvo labai toliaregiški. Toliai einantis ir jie būtų labai reikšmingi dabarčiai. Pavyzdžiui, Šveicarijoje lietuvių emigrantai, Juozas Gabrys Paršaitis, yra nuotrauka su ukrainiečių organizacijų lyderiais, aptarinėja būsimą žemėlapį abiejų šalių ir projektuoja turėti bendrą sieną su Ukraina per pietų Lietuvą. Čia Augustavas ir panašiai, čia toliau eina iki Ukrainos, atriekiant Dangardino gubernijos ir būtų turėję sieną bendrą su Ukraina. Tai šiuo atveju dabar tai būtų nepaprastai svarbu, jeigu tai būtų padaryta. Ir galbūt ne tik dabar, tai būtų dar įdomesnė situacija.
Nu, Ar aš pertrauksiu, aš galvoju, ta fragmentacija galbūt vis dar tęsiasi, nes kai skaičiau, pagalvojau, kad gerai, čia fragmentacija buvo vienas epizodas, antras epizodas, galima sakyti, po Sovietų Sąjungos subyrėjimo, o tie dalykai, mes gyvenam tam vis tiek ant parako statinės, toj geopolitinėje situacijoje, kuri, ką jūs paminėjot, ką tik šiandien dar yra atgarsių turbūt to laikotarpio. Negali sakyti turbūt, kad jau tas taškas padėtas visiškai. Jo. Ir dar vieną turbūt tą momentą reikia pastebėti, kad dalį to, apie ką mes kalbėjom, tai tos valstybės nusižiūrėjo dar iš Vokietijos okupacinės administracijos laikų. Oberostas ir ta Lietuvos atidavimas, priskirimas Lietuvai, Oberosto teritorijos į pietus, ką kalbėjom, kur taigi pagimdė tokias idėjas. Vokiečiam buvo daug patogiau suvienyti dvi karinės apygardas į vieną ir atriekti prie Lietuvos žemių, reiškia tą visą pietinę, dalinai tik tai lietuviškai kalbančią teritoriją, kur jau dominavo Lenkai ar Baltarusiai ir panašiai, ir lietuvių jau net nebebuvo. Ir tas gimdė tokias galimybės. Ir sakykime, čia daug vietos yra skiriama šitoj knygoj valiutai. Kokiai valiutai? Valiuta, kuri tampa valiuta, tai yra miškas ir linai. Taigi, už ką mūsų buvo įsigijimai visi ir mūsų biudžetas iš ko pilnėjo? Iš miško medžiagos eksporto, juk vokiečių lentpjūvės pastatytos karo metu zvimbė ir toliau. Iš tiesų labai vaizdingai ir plačiai knygoje ta dalis. Taip. Jauti šviežios pušies kvapą. Linai. Europa frontų nuniokota, jinai nori medienos, jinai nori atsistatyti, jai reikia, jos fabrikai nedirba be linų audimo ir panašiai, ir Lietuva gauna šansą, atrodytų iš beviltiškos padėties, pradėti formuoti savo biudžetą. Tai miškas ir linai, jų nepaprastai augo produkcija ir monopolis. Iš vokiečių perimam, kad valstybė tai kontroliuoja. Bet Lietuva pirma atsisakė, dėl to, kad buvo didelis spaudimas, tai atidavė į privačias rankas kažkur po 24 linų eksportą jau privatus pirkliai eksportavo. Monopolis buvo gerai, kada buvo labai sunku. Ir kitaip ta valstybė nebūtų ir įsisukus, o tos tik tai išdavimas licenzijų buvo valstybės rankose, o pati prekyba jau palaipsniui pereina. Bet iš pradžių valstybė viską kontroliavo, net ir miškus ir panašiai. O tai buvo perimta iš vokiečių karinės administracijos rankų. Ir kas įdomu, dar ko turbūt prieš pabaigą reikėtų užakcentuoti, kad vis dėlto pradėjusios kaip Rusijos gubernijos, tos atsilikusios pakraščių dalys, gimusios tame pakrašty Rusijos imperijos, kurios vis dėlto savo išsilavinimu ir panašiai šiek tiek aukščiau stovėjo netgi už centrinės Rusijos gubernijas. Bet vis dėlto per 20 metų jos taip skyrėsi po šitų visų pertvarkymų, po fragmentacijos dėka jos vystydamos iš vidaus sustiprėjant tiek ir pasikeitė, kad jau nebebuvo galima lyginti su tuo, kas buvo 14 metais ir kas buvo, sakykime, jau 34 metais. Turbūt, kad prie pabaigos artėjam. Aš pagalvojau, kad jau beveik viską, ką norėjau paklausti, paklausiau. Gal jūs dar kažką prieš eidamas galvojate, kad norėsite pasakyti ir nepasakėte apie šią knygą? Turbūt, kad taip apskritai paėmus tokios monografijos, žinot, ją nepristatysi taip labai paprastai, jinai yra labai daugiasluoksnė, bet man atrodo, kad mums derėtų tokios apžvalginius veikalus paskaityti
Jie aktuali, pamąstyt. kitaip tariant. Jinai aktualizuoja daugelį dalykų, kur galbūt matėsi vėliau vienu ar kitų būdų, kuri rodo tą vis dėlto, kuri mato mus kaip vis dėlto iš distancijos kaip į labai mažas, į vis dėlto netikėtai atsiradusias, galbūt nelauktai atsiradusias valstybės, kurios parodė savo gyvybingumą. Aš tik tai pridursiu, kad ką mes šiek tiek prieš įrašinėdami pasikalbėjom, kad iš tikrųjų be galo įdomu skaityti šitą knygą, jinai labai įtraukia. Kita vertus, reikia susitelkimo, reikia sutelkti dėmesį. Tai aš savo, kaip skaitytojas, vertinau kaip labai gerą priemonę susikaupti ir pabūti vienoje temoje, nesiblaškyti. Nes jeigu tik tai skaitydamas pagalvodavau, kad penktadienį reiks keisti automobilio padangas ir tepalus ir kažkur išklysdavau mintyse, tai tos dvi praleistos pastraipos visada prašydavosi sugrįžti ir pratęsti nuo kur sustojau. Tai toks įspūdis. Taip, ir žinoma, ne tik valstybių skirtingumai, kurie čia irgi paryškinti, bet daugybė veikėjų, daugybė asmenų čia skaitytojai bus nežinomi iš Latvijos, Lenkijos istorijos ar Estijos istorijos, tai su jais dar teks nors ir minimaliai susipažinti. Galų gale tai yra problema, kaip, žinot, kai kūrėsi užsienio diplomatinės atstovybės Lietuvoje, tai viena šalis įkūrė ambasadą Rygoje visom 3 valstybėm. Ir tas pats ambasadorius, nereziduodamas Taline ir Vilniui, jis buvo ambasadorium ir Lietuvoje, ir Estijoje, ir su vienu teko kalbėti, sako, dabar atvažiavau iš Rygos, čia Lietuvoje apėjau, dabar važiuoju į Estiją, nebeatsimenu nei užsienio reikalų ministro pavardės, nei kitų ministrų, reikės gerokai padirbėti, kad reikia važiuoti susipažinti. Tai va. Tai viskam reikia laiko ir reikia įsigilinimo, studijų, bet požiūris iš šalies į save visada yra naudingas. Be abejo. Tai ačiū Jums labai, kad atėjote. Man garbė buvo su Jumis pasikalbėti. Iki kitų susitikimų. Ačiū. Iki.